Kaip skirstomi žodžių junginiai? Mažiausių sintaksės vienetų laikomi žodžių junginiai skirstomi įvairiopų pagrindų. Tai yra struktūriniu, formaliuoju ir semantiniu. Struktūriškai žodžių junginiai gali būti vientisiniai arba sudėtiniai, taip pat laisvieji, nelaisvieji ir apylaisviai. Vientisinį žodžių junginį sudaro pagrindinis ir priklausomasis dėmuo. Pavyzdžiui, geras draugas. O sudėtinį žodžių junginį sudaro pagrindinis ir priklausomasis dėmuo, bet tas priklausomasis dėmuo dar turi savą priklausomąjį dėmenį. Pavyzdžiui, labai geras draugas. Abu junginiai ir geras draugas ir labai geras draugas pagal dėmenų suaugimo laipsnį yra laisvieji. Vadinasi, lengvai išardomi ir pagal jų modelį gali būti sudaryta daugybė kitų laisvųjų žodžių junginių. Nelaisvieji žodžių junginiai priešingai. Nėra lengvai išardomi, sintaksės terminais tariant, nėra semantiškai skaidomi. Pavyzdžiui, galime imti pavyzdį knygų žiurkė. Tai jau yra sustabarėjęs, vaizdingų posakių virtęs žodžių junginys, kur abu dėmenys kuria apibendrintą, vaizdingąją reikšmę. Tai yra, knygų žiurkė reiškia tokį, kuris daug mokosi. Apylaisviai žodžių junginiai taip pat nėra semantiškai skaidomi, bet jie yra lengviau išardomi negu nelaisvieji žodžių junginiai, tai dažniausiai visokie sudėtiniai terminai. Pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, filologijos fakultetas, lietuvių kalbos katedra ir panašiai.